Sveiki visi, o tie, kas esant tokiems neprognozuojamiems orams serga, linkiu pasveikti. Beje, žinau vaistą nuo visų lygų, tai geros emocijos, o jas išties šiandien patirsite žiūrėdami mūsų laidą. Taigi nieko nelaukdama, pirmiausia kviečiu pasižiūrėti trumpą šio ryto anonsą, o po to ir visą laidą. Šią savaitę atliekų kultūroje Benas iš grupės Lietuvaičiai ir jo gyvenimo projektas. Iš šiukšlės padariau į nuostabią mašiną, kuri po parodas važinėja. Kaip atpažinti pavojingas medžiagas buityje? Kad tu nevalgytum, nepiltum ant žemės, kas tau vizualiai nėra kažkas natūralaus. Jūs pasiruošę? Mes pradedam. Grupė Lietuvaičiai dažnas yra girdėjęs, dainuoja jų dainas, tačiau tikrai retai kada išgirsite interviu su jais. Tad nepaprastai smalsu pasikalbėti su jaunaja muzikantų karta. Vykome į Kauną ir ten abu smagiai pabendravome su grupės Lietuvaičiai nariu Benu Mišeika. Ką jis vadina gyvenimo projektu ir už ką save bara, netrukus sužinosite. Dar kartą sveikinuosi su mūsų žiūrovais ir su Benu Mišeika, kuris yra iš grupės Lietuvaičiai. Tai va, labas. Labas, Benai. 100 metų. 100 metų. Vieną kartą matėmės, bet jau... Bet už tai koks tas pasimatymas buvo. Taip. Jaunai kaip atrodo, ne pašimtuoti. Nu ką, šiandien matomės su Benu Kaune, kur jisai gyvena savo, o iš kur esi? Aš pats iš Raudondvario, čia visiškai prie pat yra Kauno, tai ten gimiau, augau ir tada prieš kiek aš čia metų atsikrausčiau į Kauną, 7-8 metai, tai va iškrito labai fainas variantas, butukas mažas, toksai sovietinis remontas paliktas, pasiėmiau tą butuką, nusipirkom tada su tėvuku dviese visą pilnai atsiremontavom, išsigriovėm sienas, pasidarėm gražų fainą remontą ir dabar va gyvenu ir labai džiaugiuosi. Pasaka vieta, tikrai va Kauno senamiestis 10 minučių pėsčiomis, nieko daugiau nereikia. Va, darėt remontą, iš karto klausimas, kur dėjot, pavyzdžiui, statybinės atliekas? Taip, statybinės atliekas labai paprastai krovėmės į maišus, dėjau skelbimą, kad atiduodu statybinį gruzą, per dieną atvažiavo, susirinko viską, statyboms reikėjo jam, atėjo, paspaudė ranką, padėkojo ir išvažiavo. O jeigu nebūtų šito laimingo atvejo, kada atvažiavo ir pasiėmė, kur vežtum? Aš įsivaizduoju, stambiagabaritas tikriausia. Taip. Oi, aš į stambiagabaritas tikrai ne kartą esu važiavęs ir padangas, kai reikia išmetinėti, tai o kur dėsi, tai į stambiagabaritas veži ir tarkim kokie seni baldai ar kažkas tai susimetė į mašiną ir važiuoja ten į šiukšliadėžę, nesukiši iki. Jo, teisingai. Apie rūšiavimą pakalbėkim. Ar viską žinot ir panašiai, ar ten kruopščiai darot tokius dalykus? Šiaip pasakysiu taip, čia šiek tiek reikėtų niu padaryti, man gėda pelėda, nerūšiuojam. Žinoma, stengiamės kartoną, tai prie kartono nešti ten plastiką, prie plastiko, bet jau tas bendrinės tokias atlikas jau tiesiog vienas bendras maišas. Viena iš pagrindinių priežasčių galbūt dėl to, kad pas mus, nedidukas tas butukas ir realiai labai nedaug tos vietos yra paskirta ten šiukšliadėžiai ir dar ten, aišku, bandai ten kokią chemiją įkišti, valymo, dar ką. Ir tada tu matai, kad nebėra tos vietos tiesiog fiziškai. Supratau. Tai iš tikrųjų, tai tarkim, vis tiek kartoną atskiriat ir plasmasį juk irgi nemetat į bendrą. Ar metat į bendrą? Metam, ne? Gėda pelėda. Gėda pelėda. Tikrai, kad gėda pelėda. Kur matyta? Nerūšiuoja. Po reklamos išgirsite, kokį patarimą daviau atliekų nerūšiuojančiam Benui. Sveiki, tęsėme laidą Atliekų kultūra, o tuo pačiu ir pokalbį su grupės Lietuvaičiai nariu Benu Mišeika. Prieš reklamą jis prisipažino, kad nerūšiuoja. Aš jam pasiūliau vieną paprastą išeitį. Kokią? Netrukus sužinosite.
nėra taip sudėtinga, nu, pavyzdžiui, tarkim, kaip pasakysiu iš mūsų patirties, mūsų šeimos, ką mes darom. Aš nusipirkau 2 didesnės tokias dėžės iš vieno prekybos centro ir ten tiesiog atskiriam, dedam ir plasmasė, kadangi mes nuosavam name gyvenam, tai vis tiek nėra bendras toksai. Tai plasmasė ir popierius ir metaliniai daiktai, eina į tą vieną. Ir taip automatiškai nuo mišraus srauto atskiri. Ir tai yra geriausia, ką gali padaryti. Galų gale jūs galite net tą vieną ir turėti tokį. Va, kur atskirai, kad nuo mišraus srauto viską padedat, ane? Ir jau tada gali, tarkim, nuėjęs prie rūšiavimo konteinerio, paimti ir išmetyti po vieną. Šiaip gera mintis. Jo, ir tada nereikės ir užteks to, pavyzdžiui, to vieno ir jau bus, dėl ko tą reikia daryti. Dėl to, kad gali, aišku, išmesti į tą bendrą srautą, bet tada automatiškai jau tos pakuotės jau bus jos suteptos nuo kitų atliekų ir panašiai, jau sunkiau jas perdirbti. O dabar atliekų vežėjams, vienas, du, viskas bus labai aišku. Ok, o dabar toksai klausimas. Taip. Aš nesu apsišvietęs toj srity. Jeigu į bendrą meti, ar vis tiek jas perrūšiuoja kažkas kažkur, ar vis tiek tenais į tuos visus bendrus šiukšlynus tiesiog išmeta ir viskas? Na, vėlgi, šiukšlynus išmeta, geras. Gerai, papasakosiu. Jeigu į bendrą sumeti, vis tiek perrūšiuoja. Taip, yra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kuriuose dirba realūs žmonės ir jie žiūri, ką jūs neteisingai išmetėt ir jeigu dar įmanoma perdirbti, tarkim, jie ištraukia iš tos srauto. Jo, bet esmė, kad tik tai tiek, kad jau tai jau yra, sakau, sutepta, jau nebe tokios aukštos kokybės antrinė žaliava gautus. Supratau. Tai va. O šiukšlynai, kaip tu sakei, labai kviečiu į ekskursiją pasižiūrėti, kaip jie dabar atrodo. Jie nebeatrodo taip, kaip anksčiau, kad atrodydavo, dėl to, kad ten patenka vis mažiau ir mažiau atliekų, dėl to, kad mes visi tampam sąmoningesni. O, nu tai fainai labai. Nu, kaip jums su maisto atliekom sekasi? Aš labai esu prieš maisto išmetimą, tai aš esu tas mūsų šeimos šiukšliadėžė, kur pavalgo vaikas, pavalgo žmona ir ką, tada vyras turi damušti viską. Tai... Bet stengiamės nieko visiškai neišmesti ir viską damušti iki galo. Na, bet pavyzdžiui, vis tiek maisto ruošos metugi atsiranda, pavyzdžiui, lupenos, ten dar kas nors tokie dalykai. Į bendrą. Oi, gėda pelėda. Pirmą kartą matau tokį atvirą pašnekovą, kuris apie šiandien. Aš labai prieš melavimą esu jau, jeigu, kad ir gėdinga tiesa, bet nuo ko čia pabėgsi. Yra kaip yra. Tai ten irgi galit visiškai nedidelį kokią nors teną indelį pasidėti po kriauklę. Manau, vietos daug neužims. Manau, daug vietos neužims. Ir ten va tas tokias bulvių lupenas, obuolių lupenas, dar ką nors tikrai. O čia tokios nėra, kad tiesiog jos supūna, traša, smagu? Taip, jau smagu visiems, bet jie irgi, maisto atliekos irgi labai bendras srautą užteršia. Tai ką, man atrodo viskas. Tai aš dar galiu papasakoti vieną bairį. Nu? Tai irgi... Seniai nusipirkau tokią mašiną, kurią galima pavadinti, kad kiti laikytų kaip ir šiukšlė tokia, utilizavimui skirta, bet aš labai daug vilčių ir finansų ir visko sudėjau į tą mašiną. Ir dabar galima sakyti, iš šiukšlės padariau į nuostabią mašiną, kuri po parodas važinėja. Tai labai didžiuojasi, sena labai mašina, tokia sena 91 metų kabrioletas. Tai labai džiaugiuosi, tikrai vasarą nusimetu stogą, važiuoju, plaukai kedena, o kažkada jinai buvo šiukšlė. Tai va, tai labai faina tokia istorija. Sveikintinas tikrai dalykas, o šitokie, palauk, gerai, vaizdo klipe gal kurie nors buvo? Buvo ir mūsų lietuvaičių klipe buvo, ir dar kitų merginų buvo klipe, tikrai jau mašina yra pasivaidenus ne vienoje vietoje, tai tikrai ir netgi vienam televiziniam projekte buvo. Nieko savo. Nu, žodžiu, bet savo rankom viską padarei. Kiek mokėjau, taip, kiek nemokėjau, tai jau žinoma dažymas, tai mano abi kairios rankos, tai pats jau geriau nedažyt man automobilių. Tai ką mokėjau pats pasidariau, žinoma, ką nemokėjau, tai jau pats profesionalus jau. Jo, nu fainai, super, gerai. Nu tai ką, tai aš tiesiog dėkoju už pokalbį, tikiuosi, kad jis buvo naudingas. Labai fainai, ačiū labai, kad pakvietei. Ačiū labai. Dėkui. Šįryt rubrikoje aktualu tema, kurią galėtume kalbėti ir kalbėti, tai buityje susidarančios pavojingos atliekos. Kaip jas atpažinti, kokias grėsmės jos gali kelti ir kaip teisingai jomis atsikratyti, atsakymai jau visai netrukus.
Kalbant apie pavojingas atliekas, pirmiausia išsiaiškinkime, kaip jas atpažinti. Teoriškai sakytum, kas tai yra pavojinga žmogui, aplinkai, gali būti sprogi, degi. Tačiau paprasčiau tai yra tiesiog, kad tu nevalgytum, nepiltum ant žemės, kas tau vizualiai yra suprantama, kad tai nėra kažkas natūralaus. Ar mes paprasti gyventojai turime tokių pavojingų medžiagų mūsų buityje? Aerozoliai, chemija, buitinė chemija, ką naudojam toj pačioj skalbimo mašinoje, galų gale kažkas kokią žoliapjovę tvarkėsi, tepalą susidarė. Tai būtent tokie dalykai, kurie nebūtinai visi iš pirmo vaizdo atrodo jie pavojingi, tačiau, iš esmės, jie vienaip ar kitaip gali aplinką teršti ir būti pavojingi. Kas įdomu, kad visi aerozolių balionėliai, nepriklausomai su pavojingomis medžiagomis ar ne, visada turi būti rūšiuojami kaip pavojinga atlieka. Taip pat nagų lakai bei plaukų dažai, kurių buteliukų ar tubelių praktiškai neįmanoma švariai ištuštinti, visada turi būti rūšiuojami kaip pavojingos atliekos. Kas dar įdomu, kad pakuotės nuo dažų, klijų, lakų, tirpiklių, rašalo bei pažymėtos piktogramomis, kaukolės, sprogstamąja bomba, pavojumi sveikatai, nors ir ištuštintos, vis tiek laikomos praktiškai tuščiomis ir visada turi būti rūšiuojamos kaip pavojingos atliekos. Naujai buityje naudojate skalbiklį, indų ploviklį ar skystį grindims plauti. Šios pakuotės turi būti tvarkomos pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos. Paprasčiau tariant, tiesiog išrūšiuojant. Vis kalbame apie tokių medžiagų pavojingumą, o kiek realiai jos gali būti pavojingos, jei, tarkime, laikome namuose. Tai kol joms niekas kažko papildomo intervencijos iš aplinkos nėra, tai dažniausiai nieko pavojingo ir nebūna, ne? Bet tos pačios elektroninės cigaretės kažkas, tai įvykus tam tikram procesui gali pasidaryti pavojingas. Tai kaip žinome, dabar neduok dėja, tačiau atliekose dažnai įvyksta gaisrai, tai būtent tom atliekom susijungus su kažkuo įvyksta tam tikros kitokios reakcijos, kurios gali būti pavojingos. Juos geriau atskirai į atskirą talpą, atvežti į stambiagabaričio aikštelę, pasakyti, kas tai yra, nes tai žmonėms irgi labai svarbu, mes nežinome, ką gali žmonės atvežti. Tai yra sudėtinga, pavojinga, tačiau kol jie yra tvarkingai, sakykime, sandėliukė, nebėga, nesiskverbia kažkur į gruntą, tai viskas gerai. Tačiau, visi tuo kažkada tiksinčių bombų turime namuose, garantuotai po statybų, dažai, visokie impregnantai ir panašiai. Tai dažniausiai turi ikonėlę, kuri rodo, kad tai yra kažkuo kenksminga atlieka ir ji turi būti tvarkingai sutvarkoma. Idant neatrodytų, kad pernelyg pervertiname pavojingų medžiagų pavojingumą, keliaujame į Marijampolės regioninį sąvartyną. Ten iš tiesų buvo kilęs gaisras. Taip, 18 metais buvo kilęs gaisras, gal nuo baterijų, nes patenka ir daug ličio baterijų, ar nuo dar kažkokių aplinkybių. Taip, čia gan pavojinga aplinka yra, daug įvairiausių atliekų patenka ir gali sukelti. Taip pat yra patekę ir šovinių, ir sprogmenų, visko įrenginius esam radę iš tikrųjų. Netinkamai išmetę pavojingas atliekas į mišrų srautą, net neįsivaizduojame, kiek nuostolių galime pridaryti. Degė mūsų stoginė, sandėliavimo stoginė, tai aišku, sudegė stogas, kolonos apdegė daug atliekų, kol susitvarkėm, praėjo gal ir mėnesis, kol visas tas atliekas įsivežėm, paskui toliau į deginimo įrenginius išvežėm tolimesniam apdorojimui, kol visas teritorijas išvalėm, tai praėjo to laiko. Aišku, ir paskui teko atnaujinti ir stoginę. Pavojingos atliekos tema, kuria ko gero kalbame vis dar per mažai. Tema itin aktuali, tad Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė specialų vadovą, kuriame aiškiai ir paprastai pateikta susisteminta informacija apie pavojingas atliekas. Kaip gimė mintis apskritai sukurti tokią pažintinę priemonę? 2023 metais ministerija padarė tokias kaip ir gaires atliekų tvarkymo būtent pavojingų. Tai norėjosi tokio žemiškesnio, paprastesnio, vizualesnio tiek savivaldybių specialistams, tiek gyventojams regione parodyti, kaip galima paprastai identifikuoti, kur dar gali būti pakuotė, o kur jau turėtų būti tvarkoma kaip pavojinga atlieka. Norime akcentuoti, kad šis vadovas didelė pagalba mums, eiliniams vartotojams. Taip, žmonėms tiesiog pasižiūrėti, gal vis dėlto ne ten dėjusi, liko kažkokio lako, yra iksiukas ar ten gaukolytės kažkokios, tai nedėti į tą bendrą, nes žinot, visai sistemai yra
pigiau ir paprasčiau, kai mes tų pavojingų atliekų nerandam. Nes neduok dieve, kažkur parašy kažkas pavojinga, tai jau sudėtingesni leidimai, tie gamyboje, visai. Bet jeigu mes visi norim būti atsakingi, susitvarkyti viską teisingai, tai reikėtų tai identifikuotis ir tinkamai susitvarkyti. Svarbiausia, kad turite žinoti, kad pavojingų atliekų negalima mesti į šiukšliadėžę. Jas reikia pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Tačiau kol kas toks gyventojų įprotis dar nėra labai dažnas reiškinys. Pavojingas atliekas norėtųs, kad daugiau vežtų, nes tikrai yra geriau gal susikaupti, kažkur susirinkti, ar į dėžutę viską atvežti ir jau mes tada tvarkingai priduosim, sutvarkysim. Nes pats blogiausias dalykas, kai mišrų srautą patenka pavojingos atliekos, ar į maisto atliekas, kaip patenka pavojingos atliekos, nes jos ir procesą sugadina, ir sukelia pavojų tiem patiem darbuotojam, ypatingai baterijų, kokių kaip primeta, dabar daug tų visų ličio baterijų atsiranda, ir iš tų cigarečių mažyčių, tų tokių flamasteriukų, atrodo ten kasgi tokio, bet baterija čia ne kaip telefono dydžio, ir jeigu sprogsta, tai tikrai sukelia ir gaisrus, ir milžiniška problema tampa. Taigi, dar kartą akcentuojame, pavojingų atliekų mesti į konteinerį skirtą mišrioms atliekoms nevalia. Kaip ir negalima išpilti klozetą ar nuvežusi mišką palikti ten. Geriausia, ką galite padaryti, tai pristatyti jas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Na, o daugiau informacijos apie pavojingų atliekų žymėjimą ir kitus svarbius bei aktualius dalykus susijusius su pavojingų atliekų tvarkymu rasite apsilankę Kauno regiono atliekų tvarkymo centro puslapyje, o netrukus jis turėtų gimti ir fiziniu pavidalu, tad žinios jūs pasieks visais įmanomais būdais. Svarbu nepamiršti ir pasidomėti patiems. Auksarankio rubrikoje kai kas įdomaus mėgstantiems sodą ir daržą pagražinti išskirtinėmis skulptūromis. Dėmesio į ekranus. Auksarankis Valdas prieš keletą metų iš sostinės grįžo į gimtinę, o čia jam ėmė ir atsivėrė kūrybiškumo čakros, kurios ramiai miegojo dar nuo tų laikų, kai Valdas buvo vaikas. Nuo pat vaikystės toks buvo prie meno. Mokyklai už tai nuo mokytojų gaudinėjau malkų, kad ne pamokas darau, o paišydavom sąsiuvinių. Bark nebaręs talentingo žmogaus, nes jo pomėgiai niekur nedingo. Valdas, kaip dabar pamena, pirmą sukurtą savo kūrinį ant 4 kojų. Taburetė. Taburetę padariau. Ir galvoju, taip, taburetę padariau ir galvoju, nufotkinau. Įmečiau į Facebooką, žmogui patiko vienam. Sako, paimsiu aš. Tai niekam neatiduok. Gerai, Tai paskui kilo tokia idėja, galvojom, jeigu taip patinka žmonėms, tai ir darysiu tai. Kiti Auksarankio kūriniai buvo ir kiek sudėtingesni, ir smagesni. Musmeres pradėjau daryti, tai žmonėm patiko. Paskui galvoju, sunkesnius dalykus darysiu. Galvoju, neišeina. Nepasitodu, vis tiek pradedu daryti. Vėl neišeina, vis tiek darysiu. Kaip mano toks charakteris, nepasiduosiu aš. Svarbiausia, kad daugumą medžiagų savo sodo ir kiemo puošmenoms Valdas naudoja iš statybinių likučių. Kad ir kas tai būtų. Ar šiek tiek cemento, ar vielos gabaliukas. Nuvažiuoju čia prie statybų, kartais būna, išmeta likučius tokius, armatūras, tokias nereikalingas, viską. Paprašau, ar galima pasiimti. Pasiimti, kam vis tiek išmeta, utilizuoja, ar ką ten. Polistirolių paimu, kad man irgi reikalinga ten įkišti, ten kur nors tokias tuščias vietas, kaip čia panašiai, kaip tuščia vidurė, kaip būna, ten į vidų įkišti, kad mažiau cemento naudoti reikės. Ten net tokiais gabaliukais, tokiais man viskas tinka, ir tokie, ten visi gabaliukai tinka. Nes aš vis tiek surišu, su vėla surišu, kad būtų sukibimas cemento. Valdas jau turi savo stilistiką ir sistemą, kaip padaryti gražų kūrinį, išnaudojant kuo mažiau medžiagų. O ir tos, jei ir naudojamos, tai dažniausia iš likučių, kurių nebereikia kitiems. Jo geriau panaudoti, tai kam išmesti, jeigu galima panaudoti. Tačiau yra viena tokiems kūriniams reikalinga priemonė, kurią Valdui tenka vis tik pirkti. Tokių likučių negausi, nes čia specialūs dažai fasadiniai tie. Nežinau, kur jų gauti, taip. Jeigu išmestų nebūna jų. Tikrai. Auksarankio kūriniai iš šalies žiūrint atrodo, kad visai ne iš cemento pagaminti. Jie netiki, kad iš cemento. Sako, labai gražiai iš medžio padaryta. Tai sakau, aš ne medis, o kas cementas.
Negali būti. Ateina su pirštu pastuksana. Naujai atsiranda tokių, kurie nori čia ir dabar sulaukti jiems patinkančio kūrinio, Valdas išsyk jų užsidegimą prigesina. Aš laiko neturiu. Čia neįmanoma taip, kaip aš neiškinęs, kad konvejeriu eitų ir aš taip va. Taip, konvejeris paleistas ir aš štampuoju. Ne. Čia ilgas darbas, kruopštus darbas. Čia ir sunkus kartais darbas. Kartais kantrybė trūksta, viskas. Čia nedirbsiu. 2 dienas praeina. Apsiramini, vėl ateini, vėl darai. Taip, tai ne taip, kaip įsivaizduoja kiti žmonės. Oi, greit padaryk, man reikia greitai. Ne, čia tokių dalykų. Sunku kartais būna, kartais sunku, kokį projektą paimi sunku, tai būna kartais sunku. Ir sunku, ir nepaprastai gera, kai sukuri kažką, kas patinka kitiems. Ir nors daug kas gali pavadinti tokius darbus menkaverčiais, mes matydami su kokia meilė ir kruopštumu Valdas dirba, galime drąsiai sakyti, kad kiekvienam kūriniui atsiras ir sodas ar kiemas, kuriam jis skirtas. Tiek šiandien informacijos ir žinių tvarumo tematika. Prieš atsisveikindama norėčiau vėl padėkoti jums, mėlėjai, už savo aprangą. Už lango pavasaris, tad visai smagu vilkėti laisvalaikio drabužius, kuriuos jūs taip pat paliekate atiduotuvėse. Būtent šį džemperį radau vienoje dėkui stotelių Vilniuje, kur jūs paliekate įvairius tinkamus nešioti, bet jums jau nebereikalingus drabužius ir kitus daiktus. Tokių mainų stotelių yra beveik visose Lietuvos regionuose. Ekrano apačioje, kaip tik matote jų pavadinimus, tad nuoširdžiai kviečiu ne tik juose paieškoti kažko tinkamo jums, bet ir pristatyti nebereikalingus daiktus bei tekstilę. Dalinkimės ir taip mažinkime besaikį vartojimą, o to pačiu sutaupykime. Aš su jumis atsisveikinu jau iki kito šeštadienio 11 val. Ryto. Iki. Atliekų kultūra, tai menas, filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai ir pamokos.